Labą dieną visiems, šiandien susitinkam tier listę ir iš karto tik prasidėjus video pasakau, kad šitas tier listas bus iš 2 dalių, tai čia yra pirma dalis, aišku. Ir kodėlgi 2 dalis, nes labai didelis tier listas, labai daug pasirinkimų, tai manau tiesiog geriau padaryti 2 atskirus video, nei vieną labai ilgą. Tai jo, čia yra pirma dalis, antra dalis bus po kelių dienų. O kokįgi aš tier listą išsirinkau šiandien, tai yra tipo saldainiai. Tipo saldainių, lietuviškų saldainių tier listas. Bet, kaip čia pasakius saldainiai, aš matau Lay's čipsus, aš matau doniukus, aš matau sausainių, semkes ir dar daugiau, piknikai pavyzdžiui, kurie, tikrai nėra saldainiai. Tai aš nesakyčiau, kad čia yra saldainių tier listas ir nepasakyčiau, kad čia yra lietuviškų užkandžių, nes tikrai nėra jie lietuviški. Tai tiesiog tier listas bus užkandžių ir saldainių, ir nesaldainių, tiesiog dalykų, kuriuos mes tikrai kiekvieną dieną matom parduotuvėj ir tikrai perkam. Tai čia tiesiog kaip ir užkandžių tier listas, kuriuos galim nusipirkti Lietuvoje. Ir jo, mes turime labai paprastą ir neišsamų tier listą SABCD. Tai manau, kad galim pakeisti, nes nemanau, kad įdomu vertinti tiesiog raidėm. Tai pirmas aukščiausias man patinka, kaip ir praeituose, kad būtų dieviška. Nėra kažko aukščiau, dieviška. Antras, manau, būtų tiesiog labai geras. Labai geras, labai geri, labai skanu, fainai, bet nėra, kad kažkas labai wow. Tai per viduriuką, manau, normaliai. Čia tokie per vidurį. Tada bus nepatinka, tiesiog nepatinka. Ir paskutinis, manau, gali būti šlykštu. Ir realiai, manau, dar reikėtų pridėti vieną. Ir šitam paskutiniam bus tiesiog neragauta. Bus tebūnė neragautas, nes geriau atrodo, kai 2 raidės ant galo. Realiai nežinau, ar kažkas bus neragauta, bet vis tiek pasidarom, jeigu jau kas. Tai jo, manau, normaliai čia viskas nėra labai daug, nėra labai mažai, manau, tiks ir galim taip ir pradėti šitą tier listo pirmą dalį. Taigi, ir mes pradedam su pirmuoju mūsų maistu, snacksu, saldainiu, nežinau, tai yra saldi vata. Neturiu jokio blogo žodžio apie saldžią vatą, tai nėra labai dieviška, tipo skanu, bet nežinau, kada paskutinį kartą valgiau, o jeigu senai valgiau, vadinas, ne taip ir skanu, tipo. Jeigu suprantate, apie ką aš. Jo, labiau vaikystį valgydavau tą saldžią vatą, dabar jau kažkaip nebelabai. Sakau, tikrai skanu, tikrai geras dalykas, bet nėra tikrai kažkas wow, dėl kurio tu belė kaip mirtum. Ne. Toliau turime Mars šokoladuką. Marsas man patinka. Jis yra tikrai skanus, irgi nepasakyčiau, kad labai dažnai aš jį valgau, bet geras dalykas. Geras. Po to turime šitą Bon Parė super kyselį. Tai skanus tie saldainiai, bet nepasakyčiau, kad jau tokie wow, lyginant. Vis tik čia yra tier listas, lygini vieną dalyką su kitu dalyku. Tai aš manau, kad tai yra normaliai. Nes tikrai geriau šitie 2 palyginus. O čia tiesiog saldainis su skoniu. Aišku, skanus, bet... Angry Birds, kažkokie guminukai. Tiesą sakant, aš nesu jų ragavus. Kažkokie atrodo naujesni, tikrai ne mano vaikystės saldainiai. Nebent aš tokių nesu mačius, bet atrodo iš naujesnių ir nesu ragavus. Bet kažkaip manau, kad ir nebūtų kažkas įspūdingo. Atrodo, kad čia tiesiog paprasti guminukai su skoniu ir tiesiog uždėtas Angry Birds brandas. Bet neatrodo, kad kažkas wow, tai, jo. O dieve, šitas dalykas. Jo, būtent šito brando nemanau, kad esu ragavus, bet, vis tiek, mes kalbam apie šitą didelį rutulį, kuris, aš nežinau, susivalgo per kokias 4 valandas, nes jis gan didelis. Ir jo, tu jį vis valgai ir tos spalvos keičiasi. Aš nepasakyčiau, kad jis labai skanus, tiesą sakant. Tie skoniai tokie, paprasti, gan nieko įspūdingo. Ta guma viduj, lygtis būdavo guma viduj, tai labai skani.
Aš pasakysiu taip, jis smagiau patį valgyti dėl pačio to įdomumo, o ne dėl kažkokio skonio. Tai dedu į normaliai, šiaip man patikdavo jos valgyti, bet nežinau kodėl, dėl to, kad ilgai tikriausiai ir tiesiog būdavo užsiėmimas. Turi, valgai ir kažką žiūri ar kažką kitko veiki, bet tas skonis, nepasakyčiau, kad jis buvo kažkoks wow. Toliau turim šokoladinius kiškius ir grinai man tai primena Velykas, nes niekada jų nevalgai ne per Velykas. Nu, jeigu valgai, tai kažkaip keista. Bet jo, čia yra tiesiog paprastas šokoladas. Kartais tie pigesni būna, tai iš viso nelabai kokie. Tai, nežinau. Tikrai nieko įspūdingo tie kiškiai. Labai mieli ir man gaila jos valgyti dažnai. Bet jo, jie skanus, jie geri. Neturiu blogo žodžio. Toliau turime Lion ir Lion man labai patinka. Žiauriai. Todėl iš karto dedu Lion į dievišką. Man žiauriai patinka Lionas. Visų skonių. Ten yra baltas, šitas rudas. Žodžiu, visi man žiauriai patinka. Visada patiko, visada noriu. Kai galiu perku, man yra top tier Lionas. Tikrai. Turime Lay's traškučius ir čia tiesiog classic skonis. Tai tiesiog tokios druskos, bulvės ir jo. Man šitie žiauriai patinka. Šiaip kada nors ateityje tikrai padarysiu traškučių tier listą čipsų, bet dabar matau tik tais vienintelį, man atrodo, čia čipsai yra ir kažkodėl parinkti original skonio. Tipo classic skonio. Tai man šitas labai patinka. Aš dažniausiai niekada nepirkdavau classic, nes atrodo, kodėl pirkti classic, kai yra visokių paprikos, grybų, mėsos, skonių ir taip toliau. Tai kam pirkti classic? Bet tokia istorija, kad kažkada draugė mano nusipirka, ar kas ten, ir davė man paragauti ir aš paragavau ir blemba, galvoja, skonis grinai kaip McDonald's bulvyčių free. Nežinau kodėl. Man tas skonis grinai kaip bulvyčių free iš McDonald's, Hesburgerio, Burger Kingo, nežinau, tiesiog fast food. Ir jo, šitie čipsai, logiškai pamastant, tai jo, čia tiesiog bulvė su druska, tai ten irgi bulvė su druska. Bet jo, kažkaip valgai šituos ir grinai atrodo, kad valgai bulvytės. Jo, čia kinda logiška, bet nežinau. Tai po to paragavimo dažnai pirkdavau ir man patinka ir grinai noriu bulvyčių, bet ten kažką, tai tiesiog čipsų nusipirk ir lygiai tas pats skonis. Nežinau, ar jūs kažkada tą mąstyt, ar ragavot ir jums taip pat. Bet jo, man kažkodėl tokia sąsajos kyla, tai tokia istorija. Dabar yra Milky Way ir Milky Way man ne per labiausiai patinka, dedu į normaliai, aš galiu įvalgyti pirkus, nepamenu kada paskutinį kartą, nes jis tikrai nėra kažkoks wow, toks gan keistas skonis. Nežinau, nelabai, bet nėra, kad nepatinka, tikrai ne. Turime Pringles traškučius, sour cream skonio, o dieve, iškart dieviška. Šitie yra nerealūs, man Pringles iš viso žiauriai patinka. Visada būna tolygus prieskonių ant traškučių uždėjimas ir jie visi tokie vienodi, clean ir jo, Pringles vieni geriausių čipsų, bet šitas skonis yra on top. Man tikrai geriausias iš visų Pringles, man atrodo, tai čia daugiau jų nėra, žinoma, bet tikrai dieviška. Labai mėgstu, dažnai valgau, tikrai perku ir dabar labai norėčiau. Toliau turime Chupa Chups ir būtent obuolių skonio. Tai iškart dedu į normaliai. Šiaip čiulpinukai žiauriai skanu, labai man patinka, bet obuolių skonio nepasakyčiau, kad yra labai geras. Tiesiog toks decent. Šitie guminukai nerealu iš karto dieviška. Žiauriai skanu. Ypač man patinka jos valgyti, kai susuki į tokį grinai apskritimą. Tiesiog visas susuktas būna ir tada visą įsidedi. Jo, šitaip yra smagiausia jos valgyti. Bet žiauriai patinka visą vaikystę su šitais ir dabar irgi žiauriai norėčiau. Dievinu. Dar vienas dieviškas saldainis yra Maltesers. Jo. Nerealus. Šitie yra žiauriai brangus ir pati neprisimenu, kada pirkau, dažnai iš kitų tiesiog gauni ir tiesiog kažkas padovanoja, nes jie yra tikrai brangus.
Bet jie yra žiauriai skanus. Kas nesutinkat, kad jie dieviški, nu aš nežinau. Tikrai nerealų saldainiai, visiškai nieko blogo negaliu apie juos pasakyti. Belekai skanu. Nu ir dar vienas dieviška, 3 iš eilės, o dieve, jo, Skittles, man nenormaliai patinka Skittles. Irgi visų rūšių ten, kaip būna sour ar paprasti, nenormaliai skanu. Žiauriai patinka. Aš visų šitų dalykų dabar taip norėčiau. Dieve. Twixas. Aha, Twixas yra labai gerai, bet jis nėra per gerai. Dedu į labai gerai, labai geras. Jo, skanu, tikrai gerai, bet, nu, jeigu lyginant, tai prasčiau. Toliau eilė yra Doritos, nacho cheese ir šitie čipsai, nu, blemba, irgi dieviška. Nu, negaliu, aš Doritos irgi žiauriai geras brandas, labai skanus čipsai, bet tas nacho cheese yra geriausias skonis. Čia grinai parinkti geriausi skoniai. Žiauriai man patinka. Jo. Ok, čia keistas, nes čia įdėtos 8 milkos. Tai labai sunku nuspręsti. Kai kurie skoniai man tikrai būtų dieviška, kai kurie būtų labai geri, kai kurie būtų normaliai. Bet čia įdėti visi, nu tai kalbant tiesiog apie šokoladą, tai sakyčiau labai geras. Jo, vienas geresnių, gal net geriausias šokolado brandas man. Bet yra ir tų skonių, kurie nelabai patinka. Nu tai tiesiog dedu labai geras, labai keista, kad visus įdėjo į vieną krūvą, nu bet yra kaip yra. Huba buba. Ir čia tas original skonis dedu į labai geras. Šiaip labai geri prisiminimai su šita guma, žiauriai skanu. Belekai geri burbulai pučiasi geriausiai jaučia. Labai geras. Labai, bet nu guma niekada nebus dieviška. Nu, vis tiek. Haribo guminukai. Tie įvairių skonių. Tai iškart dedu į labai geras. Žiauriai skanu, bet kai kurie skoniai nėra tokie geri. Jeigu vien būtų ananasiniai šitie, dėčiau dievišką. Man žiauriai patinka tie ananasiniai. Tie būna balti meškiukai ir jie ananasų skonių ir man yra patys geriausi. Aš visada juos išsirenku pirmą ir suvalgau. Tai dar vienas mišinys kaip milka, tai Belvita ir 6 skoniai. Nu ir kiek čia tų skonių nežinau, bet dedu į labai geras irgi. Kai kurių skonių tai nekenčiu, tikrai dėčiau nepatinka, kai kuriuos... Ne, šiaip nemanau, kad kažką dėčiau dievišką, bet jos svyruoja labai geras, normaliai ir nepatinka. Nu bet čia visi viename, tai tiesiog dedu labai geras. Arba gal net normaliai dedu. Nes tikrai, kai kurie skoniai, nu man labai nepatinka. Dedu normaliai. Ananasiniai saldainiai. Šitas gan sunkus, nes dėčiau į normalus ir labai geras tuo pačiu metu. Ja, man patinka šitie saldainiai, bet tikrai nepirkčiau niekada pati savo, tai dėl to, manau, dedu į normaliai. Nu, tikrai nėra saldainiai, apie kuriuos galvočiau ir norėčiau, ne. Tutti frutti ir būtent Cars. Nu, tai čia nesvarbu realiai, bet dedu į labai geras. Jo, man šitie šiaip labai patinka. Visat pirkdavau vaikystėj, visat, po 10 pakelių, grinai. Tikrai labai geri saldainiai, bet vienintelis minusas yra tas, kad žiauriai prilenda į dantis ir žiauriai skauda po to tas dantis, nes jie tokie, nu vis tiek kietesni. Tai jo, apie dantis tai čia labai negerai, labai tas nepatinka, bet vis tiek labai geras saldainis. Po to čia nežinau, ar čia šerbetas ar kas čia. Ar čia kažkokios uogos sutrintos ir kaip kokteilis. Nu, vertinsiu tai kaip šerbetą, nes, nu, šiaip nežinau kas čia, bet manau šerbetas koks braškinis, tai dedu į labai geras, žiauriai patinka šiaip, nu, bet irgi priklauso, ar čia tikrai šerbetas. Nu, ir tas braškų skonis irgi, nežinau. Nu, bet šiaip, jo, skanu gerti vasarą, tai best dalykas atsigaivinti ir taip skaniai pagerti dar. Dar tą ledą pakramšnuoti, šiaip žiauriai gerai. Toliau tos tabletės mėtinės, tai normaliai, ką žinau, nu tikrai niekada nepirksi, kai nori valgyti. Čia tiesiog atrefreshint burną kaip su kokiom gumom, tai čia su tom tabletėm, nu realiai. Yra ir su skonis, tai tos skanesnės, nu bet čia paprasta mėtinė, tai sakyčiau normalu ir tiek. Šitie doniukai, bon kažkas.
Žiauriai skanu, dieviška. Čia yra 3 skoniai, bet yra daugiau skonių liktais. Aišku, ne vienas specifinis, o visi 3 sudėti, bet taip man jie yra dieviški, žiauriai skanus duoniukai, žiauriai. Grinai sueina kaip čipsai, nerealiai skanus, visi skoniai žiauriai patinka, net negalėčiau mėgstamiausiai išsirinkti. Nu gal tas violetinis geriausias, bet šiaip not sure. Toliau Family Size Oreo. Tai Oreo man yra nerealus. Žiauriai patinka. Nežinau kodėl. Nežinau, kas čia tokio įspūdingo apie jo. Čia tiesiog sausainis. Bet man labai patinka. Aišku, yra tų įvairių skonių. Tai nepasakyčiau, kad visi labai tokie geri. Bet jeigu kalbant apie original, tai man tikrai patinka. Jo, jie irgi brangus, tai tas mums nelabai, bet šiauriai gerai. Toliau Daim šokoladukas ir irgi dievinu, nerealu. Žiauriai dabar noriu jo. Dažnai perku, dažnai noriu, neturiu jokio blogo žodžio. Toblerone dedam į labai gerą. Šiaip irgi daug skonių, tas baltas. Blembas tokiais dar kur pakramtyti reikia, tai žiauriai geras. Original irgi, bet yra tokių, kur tikrai nelabai. Irgi žiauriai brangus, bet jo, skanu, geras šokoladas, įdomesnis toks. O dieve, šitie guminukai. Šitie guminukai yra top tier. Labai skanus. Realiai kokį kilogramą galiu suvalgyti šitų ir neatsibos. Kaip ir šitos, nerealus guminukai. Toliau KitKatas. Blemba, KitKatas yra žiauriai geras dalykas. Labai patinka. Irgi yra visokių skonių, baltas, ten tas rožinis, žalias, visokių ten nesuragavus, bet original yra the best. Ja, bet visi skoniai geri. Bet vis tiek, dieviška. Niekas nepakeis mano nuomonės. Javainukai, o dieve. Dieviška. Irgi, kaip ir KitKatai, yra daug skonių. Gal 3. Ir visi yra nuostabus. Čia yra jogurto, yra dar šokolado. Ir dar vaniliniai liktais. Šokoladiniai labai geri, bet jogurtiniai, visą vaikystę su tais javainukais. Ir man dar keista, kad jie yra prekybai. Tipo neatrodo, kad daug žmonių jų pirktų. Nes, gal nėra tokie populiarūs, bet man tai nuostabus. Aš tikrai dažnai perku ir dažnai jas valgau. M&M'sai. Ir dabar nežinau, ar čia su riešutu ar be riešuto. Jeigu su riešutu, aš dedu į normaliai. Jeigu be riešuto, dedu į labai geras. Bet man atrodo, čia su riešutu. Tai aš dedu į normaliai. Nes man saldainiai su riešutais ne per labiausiai patinka, tiesą sakant. Tai jeigu čia su riešutais dedu į normaliai. Jelly bean šitie. Aš dedu į normaliai. Nes, tipo skanu, bet ta tekstūra nepasakyčiau, kad labai tokia faina. Ir tikrai yra skonių, kurių negaliu pakęsti. Ten kaip persikų kokių, ne. Yra ir labai skanių, bet overall man normalūs jie. Taleriai. Ir čia yra paprastas tas skonis prie arbatos, kaip matau. Tai vien šitą skonį dėčiau į normaliai. Bet jeigu vertinant šiaip talerius, tai man labai geri jie. Tai nežinau, ar vertinti šitą skonį, ar šiaip talerius. Galbūt skonį. Nes čia tik vienas pavaizduotas. Tada dedu į normaliai. Nes šitas nėra kažkoks įspūdingas. Bet tas su sūriu, pavyzdžiui, žiauriai geras. Man žiauriai patinka. Šitas paprastas, tai toks, Toliau korni. Ir jis yra šokoladinis. Tai korniai šiaip belė kaip geri. Yra tikrai tokių skonių, kur dėčiau dievišką. Bet šokoladinis, nežinau, kaip jis gali būti dieviškas. Čia tiesiog batonėlis su šokoladu. Jo skanu, bet nėra antie gerai. Toliau duoniukai ir. Ką žinau, tas duoniukas labiau toks, kaip daryti sumuštinį kažkokį patį vieną. Nežinau. Ir čia yra pirmasis, kuris man nepatinka. Aš galiu jį valgyti, bet, nėra jis kažkoks labai skanus. Čia vis tiek reikia kažką užsidėti ant jos. Toks grūdų skanas ir kažkaip taip, tai dėsiu nepatinka. Nors nėra, kad aš nevalgau jų. Bet lyginant su šitais, tai negaliu dėti čia. Tikrai ne. Toliau yra Barnis. Tai dedami labai geras. Žiauriai patinka.
Irgi yra tų skonių, kur nepatinka, bet šitas su šokoladu, ne, su pieneliu tuo. Tai labai geras šitas. Dažnai valgau barnius, nes jie skanus. Nu, ką man pasakyti daugiau, jie skanus. Ir nereikia šaipytis iš saugusių žmonių, kurie valgo barnius. Nu, tikrai ne. Toliau yra Halls ir būtent tas mėtinės. Man nepatinka. Man šiaip Halls yra toks prastas dalykas, nebent ten jau su skoniu kažkokiu tai wow. Bet original negaliu, man nepatinka. Toliau Rūta saldainiai, tai, čia tiesiog dėžutė saldainių. Normaliai, arba net labai geras, tarp to ir to dėčiau. Bet jo, šokoladiniai saldainiai prabangus gan tokie, skanu, taip, bet tikrai niekada aš jų nenoriu, taip, jeigu būna kažkur, tai jo, bet šiaip tai tikrai savo nepirki Rūta saldainio. Surelis, šitas legendinis, šitas labai labai geras. Su aguonom labai patinka, ypač šito brando, grinai, jų brandas ir yra šitas surelis ir viskas, jie tik šito skonio ir teturi, bet labai geras, labai skanu. Tarp šitų abiejų, bet labiau labai geras. Miglė. Irgi tarp šitų dviejų, bet dedu labai geras, nes čia yra top tier. Migliai truputėlį trūksta, bet labai nedaug trūksta, kad ten pasiektų. Bueno, o dieve, nerealu. Nerealu. Žiauriai patinka, visada patiko, visada noriu. Tai tiek ir komentaro. Irgi Kinder, bet tas surelis kaip ir, tai jis man yra labai geras. Labai skanu, bet šiaip žiauriai retai valgo šį. Toliau yra dadų ledai ir šitie būtent vaniliniai. Tai normaliai ir nepatinka. Nes aš vanilinių ledų niekada savo neperku. Man yra, kaip tu gali pirkti vanilinius, kai yra visų skonių, realiai, kokių tik tu panorėsi, kaip tu gali pirkti vanilinį? Nežinau. Tai vien dėl to dedu į normaliai arba nepatinka, nes, aš sakau, aš niekada neperku vanilinių. Aš žinau jų skonį ir tikrai jie geri, bet lyginant su kitais, yra meleriai, tai dedam į dievišką, žiauriai geri. Blemba. Irgi visą vaikystę su meleriais praleidau, dabar jų pardėse nebėra. Nebent jau ten kažkur atrasit, bet šiaip jų kaip ir nebeturėtų būti. Bet jie žiauriai nerealūs. Tokie, blemba, labai labai geri. Tofifi irgi. Top tier. Žiauriai skanu. Ir čia kaip narkotikas, koks atsidarai dėžutė yra koks 20 bent jų ir tada suvalgai per vieną kartą. Negaliu tiesiog uždaryti tos dėžutės ir palikti. Ne, man reikia grinai visus tada suvalgyti. Ir tai yra žiauru visą dėžutę suvalgyti vienu metu, bet to pačiu, ką tau padaryti? Nieko negali padaryti. Toliau turim ir net ekranas didelis pasidarė, dabar jau kai tų įdėjom į vietas, tai truputį reikia paskrolint, bet turim Mamba. Ir šitie yra labai geri. Jo, yra 5 skoniai ir 6 skirtingi, bet labai nice. Labiau tiesą sakant patinka tie rūgštus, kurie yra. Čia ne rūgštus, bet vis tiek. Žiauriai geri. Vėželiai, o dieve. Man vėželiai nepatinka. Ir net, manau, dėti į šlykštu. Man šiaip labai nepatinka jie. Tikrai labai nepatinka. Galvoju, ar dėti čia ar čia, bet lyginant tikrai Halls geresnį nei tie vėželiai. Aš dėsiu šlykštą. Nors, jie gal nėra tiek šlykštus, bet man prisiminimai, sako, Aš žiauriai senai jos valgau, bet dėl to ir senai, nes man jie nepatinka. Tai tebūnėt, tegul jie čia ir būna. Turim Rafaelo. Rafaelo yra geras dalykas. Labai labai skanus, ypač man tas kremas patinka, man geriausia dalis yra tas kremas, jo. Guma Winter to skonio, man nepatinka. Aš galiu ją kramtyti, bet blemba, jinai per daug mėtinė jau tokia. Ir ypač jeigu žiemą eini, tai ta burna tiesiog
belekai sušalus ir tu ten vos įkvėpt gali pro burną, nes tau degina viską ir ten, ne, man nepatinka tas jausmas, ne. Toliau turime avietytės, jeigu aš gerai matau, tai man jos labai patinka. Irgi svarstau tarp dieviška, bet geriau tegul būna žemiau. Šiaip skanu, bet jo, hematogenas. Aš jau kalbėjau terlistę apie hematogeną kažkada, tai man jis yra dieviškas. Aš žiauriai mėgstu hematogenus. Jeigu nori daugiau mano nuomonės apie jį, manau, rasit pirmam video apie snacksus lietuviškus. Ar kažkur kitur, nežinau, bet tikrai jau kalbėjau ir tikrai dėjau top tier. Ir paskutinis, manau, kurį vertinsim šiandien, yra Karūna saldainiai. Tai irgi aš juos jau kažkada vertinau. Ir dabar net nepamenu, kaip jie vadinas. Karūna, Fortuna, žodžiu, žinot apie ką aš. Tai jie yra labai geri. Bet aš jau apie juos kalbėjau irgi išsamei, ten vos ne minutę. Tai irgi galit rasti mano nuomonę platesnę apie šitos saldainius kitam video. Bet jo, šiandien svertinom pusę terlisto. Štai kaip jis atrodo. Pusė dar liko. Tai turėsim daug įdomių dalykų, matau. Bet šiandien jau viskas. Susimatysim antroje daly po kelių dienų. Tai būtinai pasiekit kanalą, kad pamatytumėt tęsinį. O komentaruose parašykit savo nuomonę apie kažkurį saldainį ar užkandį. Kaip jums atrodo, kaip kas turėtų būti. Ir iš viso, ar sutinkat su manim ar ne. Tai jo, nuomonė jūsų įdomi, palikit komentaruose. Nu, ir jo, susitiksim kitoj daly. Sakau visiems ačiū ir iki.